Sveiki visi atvykę į dar vieną mano podcast'o epizodą apie aistrą sportui. Ir šiandien aš svečiuose turiu žmogų, kuris yra ekstremalaus dviračių sporto asociacijos pirmininkas ir ko gero vienas iš kelių slopestyle dviratininkų Lietuvoje, tai yra Martynas Martinkevičius. Sveikas. Sveikas, man. Kaip laikaisi? Gerai. Tik po įdomios verslo žinių konferencijos. Tai va, įdomu bus padalyvauti. Tave pasikviesti į pokalbį aš jau kurį laiką norėjau, nes jau apie dviračius aš kadangi pats kažkada važinėjau slopestyle, hardtail dviračių, tai labai seniai norėjau, bet praeitą savaitę pamačiau būtent ekstremalaus dviračių sporto asociacijos postą, kad turi daug planų 24 metam, grįžęs naujų kvėpimų, tai galvoju, puikus metas pasikviesti. Tik tai dar pradžiai tiems, kurie žiūri ir nežino, kas esi, gal galėtum trumpai papasakot, kokius sportų užsiemi? Gana platus klausimas, kas esu, gal neįsiplėsiu, bet taip tokia trumpa istorija apie sportus. Bendrai jau 6 metų tėvai mane nuvedė į būrelį gimnastikos. Man iš karto labai patiko akrobatika. Išmokau pirmus savo salto tenais. Neblogai sekės, pradiniai mokykloje susipažinau ir su parkūro sportu, riedlenčių sportu. Mūsų tos pradinės mokyklos komanda netgi paėmė respublikinių pirmą vietą varžybų gimnastikoje. Tada riedlentės mane užkabino, suradau draugų būrelį. Užsiminėjau riedlentėm ir niekada iš tiesų negalvojau. Man visą laiką labai patiko dviračiai, gyvenau prie miško. Lakščiau miško takelis, bet niekada neįsivaizdavau, kad galima su juo pašokti, daryti triukus, nieko. Ir taip atsitiko, kad tiesiog išaugau dviratį, kai man buvo 13 ar 14 metų, tėvai nupirko naują dviratį. Jie galvojo, kad tai yra kažkoks kietesnis dviratis, o pasirodo tai buvo būtent dirt jump stiliaus hardtailas, kalnų dviratis. Ir aš irgi nežinau, aš galvoju tiesiog kietai atrodantis dviratis, bet tada susitikom su draugais, kuriais lakstėm po miškus ir vienas iš draugų kaip tik užsiminėjo trial stiliaus dviračių ir jis pasakė, pas tave triukinis dviratis. Aš net nesuvokiau, ką tai reiškia, triukinis dviratis. Kaip sakau suprast, ir jisai sako, tu pabandyk šitaip, ir jisai pašoko su dviračiu. Ir tą akimirką man realiai galvoj neuronų tinklai sprogo, aš suvokiau, kad galima su dviračiu pašokti. Tai buvo man nuostabiausias dalykas, matytas, ir aš iš pirmo karto nemokytas ir padariau tą bunny hop šuoliuką. Ir nuo to nebegalėjau sustoti viskas. Man buvo 13 ar 14, aš už to užsikabinau, iš karto radau forumą bendruomenės, pradėjau labai užsiimti tuo. Pradžiai su savo draugų kompanija važinėjau, po to norėjau daugiau iš to, įsigijau ir freeridinį dviratį su didesniais amortizatoriais, bet vis dar hardtailas buvo. Lakščiau po Kaune, kadangi augau, lakščiau po laiptais, šokinėjau nuo visokių ledžų. Ir kai galiausiai su tuo dideliu sunkiu dviračiu pašokau beveik metrą nuo žemės, supratau, kad aš vis dėlto linkstu link triukų, o ne to tiesiog greito nusileidimo didelių šuolių. Ir įsigijau slopestyle dirt jump dviratį. Ir jo, gaila tų sąlygų Lietuvoje nedaug, bet pradėjau skateparkuose, visokiose street spotuose važinėti gatvės to dviračiu ir progresuoti. Tai mane užkabino ir niekada nesustojau iš ties. Ja, nes pagrindinis dalykas, kai aš ir matydavau Instagramai tavo prie storių ir postų, tai dažniausiai būdavo tavo indoor spotas, kurį turėjai, kuris man atrodė žiauriai amazing idėja, nes jis atrodė, kad ten buvo tiesiog kaip ir apleistas sandėlis, bet atrodė kaip tobulas sąlygos tobulėt. Ir man žiūrint, aš vis pavydėdavau, kad gal vis kažkada norėčiau ir aš grįžti prie hardtailo, bet taip ir nedrįsau. Jo, tai labai įdomi istorija su tuo spotu iš tikrųjų, kai tokia aš turėjau
kelių metų pertrauką nuo tų visų dviračių, vis dar atsimindavau triukus mokamus, bet taip neprogresavau. Ir suėjo man 25 metai ir nusprendžiau vėl grįžti rimtai šitą sportą, pasiėmiau kemperį ir išvažiavau po Europą pakeliauti. Aplankiau indorus įvairius, parkus kitus, pašokinėjau per rimtus šuolius, supratau, kad vis dar tai mano kraujyje, man vis dar patinka, man patinka tas žaidimas su ta riba, kur bijai, bet gali padaryti, tas adrenalinas traukia. Ir jo, ir tada grįžęs, mūsų iš vienos baldų kompanijos fabrikų sandėlys, įvyko iš tiesų nelaimė ten, viena kolona sukrito ir atsivėrė aukštos lubos. Ir tas sandėlys buvo nelabai naudojamas. Ir aš sugalvojau, aš pasidarysiu privatų pirmą tokį testinį variantą, nes visą laiką norėjau turėti ir oficialų indorą. Tai sukviečiau visus entuziastus, pasakiau, kad kas prisidės, kas įgręš tą varžtą, tas galės lankytis kada nori, nemokamai. Gaila labai, iš tiesų tos patalpos buvo sandėlio, tai aš negalėjau jo atverti kaip publikai visai, kad daryti kažkokias veiklas, bet niekada nesakiau ne ir visi, kas norėjo, galėjo lankytis ten. Jo, ir mes savo rankom entuziastai susukom tą parką, po to tik tai susukus supratau, kad yra šiek tiek niuansų, tai pasikviečiau Figure Out Builds statytoją Gintą, kad pakoreguotų, padarė nuostabų išmetimą, turėjom ir antro aukšto šiek tiek, tai atidaviau visas likusias medžiagas streeto stiliaus raideriam, jie pasidarė ten, leido pilną laisvę pasidaryti savo parkelį ir realiai apie 4 metus turėjom nuostabią vietą, kurioje dėja tas pastatas buvo parduotas praeitais metais ir rugsėjį aš jį iškrauščiau. O man tai klausimas, kur sakai, kad atsiveria aukštas lubas, tai turime, kad tas dropas, kur būdavo, tai tenais turėjo būti aukštų pratęsimas iš esmės. Jo, ten turėjo tiesiog eiti toliau, ten 5 metrų lubos buvo. Nes man tas atrodė rampas vieta ir tas dropas atrodė kaip suplanuota iš anksto. Nu, jo, mes iš tiesų irgi man padėjo Gintas viską planuoti ir ta vieta man, daug kas atsimena tą vietą kaip tobulą vietą, nes labai mažai iš viso, kiek ir per mano kelionę, aš nemačiau tokios vietos, kur galėčiau aš naudoti tą šuolį ir iš apačios šokti kaip iš rampos, ir iš viršaus šokti. Jo, ir tas dropas buvo toks, jau slopstylinio stiliaus. Vat kaip tik uždarimo metu aš padariau savo svajonių 360, jo, dar padėjau rampą, kad dar daugiau užmėg, kad tikras slopestyle būtų step downas toksai. Jo, tai buvo tikrai faina vieta ir turėjom ir kvarterius iš abiejų pusių į tą minkštą nusileidimą ir šuolį ir sakau viršų į street, kur aš nelabai esu streeteris, tai labiau apšilinėjau ten ir eidavau tada šokinėti. Tai daug kas labai džiaugiasi tą vietą, manau, pakėlė bent jau kauniečių ar kas buvusių lygį smarkiai. Tai jo, gaila šią žiemą nebuvo tokios vietos, bet kitą žiemą jau bus. Tai aš dar noriu aptarti, mačiau pas tave Facebook'e, jeigu klystu, buvo praeitų metų santrauka. Kas įvyko praeitais metais tavo gyvenime ir aš pasiėmiau porą faktų, kur tiesiog norėčiau, kad plačiau papasakotum. Tai pirmas dalykas, tu buvai Lietuvos BMX freestyle komandos rinktinės treneris. Ir rinktinė pirmą kartą atstovavo Lietuvą Europos žaidynėse. Kokia buvo patirtis ir kuo ir tai yra svarbu, kad Lietuva pirmą kartą atstovavo? Tai čia mano kaip ir pradžioje asociacija, kai įsteigėm, buvo vienas iš tikslų pakelti viso freestyle Lietuvos lygį iš to visiško undergroundo, jau, nes mes jau tapę olimpinių sportų esam, BMX freestylas, ne slopestylas, ir ar BMX laisvo stiliaus lietuvišką variantą naudoti. Ir neturėjom nei nacionalinio čempionato, nieko. Tai viskas prasidėjo nuo įstojimo į federacijas. Federacija mus labai draugiškai priėmė kaip jau olimpinį sportą, kaip jaunatvišką sportą. Mes
pradėjom organizuoti nacionalinį čempionatą BMX-ų. Nežinau, ar dėka to ar ne, bet jaučiu, kad kažkiek inspiracijos davėm ir kad įsikūrė grinai orientuota į BMX-us asociaciją, BMX LTU. Tai aš jiem draugiškai perdaviau visą savo įdirbį ir mes kartu padarėm nacionalinį čempionatą. Ir tai buvo didžiulis iš tiesų įvykis Lietuvai, nes tai suvienijo visus raiderius Lietuvos, kas visi buvo išsiskirstę panašiai. Tai buvo pirmas renginys, kur mūsų sportininkai turėjo sportininko licenciją, kad dalyvautų. Tai buvo pirmas renginys, kurie gavo Lietuvos čempiono vardą, Lietuvos maikutę ir reitingą tarptautiniam reitingų lenteliai. Tai vat, pavyzdžiui, Martyno Lagausko pirmas čempionatas, jį iškart įmetė į, man atrodo, į top 100 ar šalia top 100 pasaulio raiderių, kurie vat licencijuoti reitinguojami važiuoja. Tai suteikė ir motyvacijos visai bendruomeniai, tai jau buvo siekiamybė tokia. Sukūrėm iš tokių, kur buvo tik undergroundinės varžybos, tokį tikrai reikšmingą ir mum, ir Lietuvai, ir mes gavom krūvas klaidos, ir tada ir visi UCI BMX freestylai pradėjo šėrintis šito, kad Lietuva enterino šitą stage'ą. Tai buvo tikrai stipru. Ir kitais metais federacija, matydama, kad mūsų entuziazmą darbą, 2 asociacijos stengiasi dėl šito sporto, skyrė biudžetą ir kaip tik buvo Europos žaidynės Krokuvai. Jos tokios kaip olimpinės žaidynės Europai, tai Europos žaidėjai. Ir mūsų vienas iš tikslų ir buvo po nacionalinio čempionato, kad tie, kurie top 3 ar priklauso nuo disciplinos, pas mums vis tiek mažai yra sąlygų treniruotis tom park stiliaus, tai sukūrėm LT komandą, Lietuvos BMX freestyle komandą. Ir taip išėjo, kad mes visi, kurie prisidėjo prie to įgyvendinimo, tapom komandos dalis. Man teko garbė tapti treneriu. Džiaugiuosi už pasitikėjimą komandos ir išvykom pirmą kartą į Europos čempionatą. Tai buvo labai neįkainoma patirtis, vien pamatyti visą renginį. Aš esu buvęs olimpinėse iš šono kaip stebėtojas, bet taip kaip dalyvis, kartu su sportininkais gyventi visame tame, valgyti vienoj toj palapiniai, pamatyti visus Europos stipriausius sportininkus, nes ten ne tik buvo BMX freestyle, ten buvo lengvoji atletika, visi olimpiniai sportai sukaupti tą vietą. Tai ir tai mums gaila ne taip gerai pasisekė, kaip tikėjomės ten, bet mes ir didelių lūkesčių nedėjom, tai yra parkas didesnis, negu mes kažką turim Lietuvoje treniruotis iš viso, žinot. Čia tas pats buvo, kaip mūsų krepšininkai turėtų visą laiką žaisti ant, jei matot šitą lempą, tokio aukščio krepšinio lanką, kuris dar platesnis negu normalus ir ten žaisti, ir tada atvyksta į pasaulio čempionatą, kur normalus krepšinis. Tai palyginimas toksai, bet tai suteikė motyvacijos, mums tai davė sklaidos, federacija pamatė, kad mes motyvuoti toliau judėti, tai kad mums iki taškų trūko labai nedaug, netgi pirmą kartą dalyvaujant be patirties jaudinantis mūsų sportininkų irgi niekad nebuvę kameros, iš karto transliuoja visą pasaulį. Tas spaudimas iškart šoka iki 180, dar net nepradėjau savo važiavimo. Taip, tai aš kaip treneris stengiausi paruošti, pramankštą padaryti visą laiką sportininkam, sudėlioti jų važiavimus ir kaip komanda mes buvom labai stiprus, vieningi ir tai tik dar sukuria daugiau motyvacijos kurti ir vystyti šitą sportą Lietuvoje. Man labai smagu visada žiūrėti tiek ir BMX-ai, tiek riedlentės. Tai yra tie sportai, kuomet mes augom, jie buvo labai jau nišiniai sportai, tokie outcast, net galima sakyti. Ir dabar tiek riedlentės, tiek BMX yra olimpiniai sportai, laipimas olimpinis sportas ir aš matau, kaip nuo olimpinės žaidynės jos kaip ir stengiasi tuos jaunatviškus sportus, jeigu taip galime įvardinti, aišku, bando jas prisitraukti. Kaip manai, kokią įtaką tai daro
patiems sportams, būtent tokiam, nes, pavyzdžiui, skeiteriai, jie kaip ir nebuvo labai iš pradžių patenkinti, kada jie tapo olimpiniu sportu. O kokią įtaką olimpinės žaidynės BMX sferai davė? Kaip buvo priimta visą tai? Nu, čia labai įdomi tema iš tiesų, nes dalinai tai sukūrė tam tikrą atskirtį tarp sportininkų, nes UCI ir FISE jie jau kūrė tą atletizmą šitam sporte. Tai ir tų sportininkų tokių, kurie tikrai net tapo tikrais atletais iš to undergroundo, kur yra tik tai apie vakarėlius, atsikeli, nesvarbu kokioj stadijoje, šoki ant dviračio ir smagiai leidi laiką ir viskas yra tik apie video partus, o tai tapo jų gyvenimo dalis, tai atsirado netgi fiziologai, kineziterapeutai, kurie orientuojasi tą sritį, tai visas, kaip čia, sukūrė tą vat ir suteikia galimybę to atletizmo siekti mūsų sporte. Bet to pačiu, kaip sakau, tai sukūrė tam tikrą atskirtį, nes tai vis dar daug kas nori to tokio, kaip čia sakyt, visai freestylo, gatvės, urban, kultūros, daug kas nepripažįsta ir šalmo sporte. Ir tas yra vieni, kurie netgi rėmėjų, netgi kompanijų tarpe yra, kurie net nenori remti tų atletų, kurie dalyvauja olimpinėse pasaulio čempionatėje, to nepripažįsta kaip dalis šitos kultūros, o kiti kaip tik mato, kad tai pagaliau toks, sakau, yra tas atskirimas, ačiū Dievui Lietuvoje pas mums nėra dar kažkokio tai konflikto, kaip tik yra palaikymas. Mes gerbėm ir tą discipliną, ir street discipliną, ir park discipliną, ir tie, kurie eina atletus. Ką tikrai tai davė, manau, tai didžiulės klaidas sportui, rėmimo galimybės daug didesnės, infrastruktūros plėtra, daug geresnės sąlygas treniruotis, siekti, sakau, federacijos prisijungė visą tai, olimpiniai komitetai įsijungė visą tai, sporto ministerijos. Nu, tai bendrumas tu kuria labai daug vertės, ne, žiūri ne taip tiesiogiai pačiam tam sportininkui gal, bet visam sportui, tai iš tiesų kuria labai daug vertės ir tai mane irgi motivavo kurti tam tikrus projektus, apie kuriuos turbūt pakalbėsim šiandien. Tai galim iš karto ir pereiti prie vieno projekto, tai yra Ekstremalus dviračių sporto asociacija. Jeigu neklysiu, tu jį įkūrei, tu esi jos pirmininkas ir kaip ir mačiau tam post Instagramas, kad turi daug planų, jau mačiau, kad vienu planu pasidalinant, tai yra Vilniaus trasų legalizavimas. Taip. Kokia situacija yra su Vilniaus trasom? Nes aš esu važinėjęs jose, žinau, socialinės tinklose esu matęs tų visų istorijų, kaip yra kovojama tarp dviratininkų, tarp kurie nepatenkinti. Kokia yra situacija ir kokia yra siekimybė? Tai jeigu paimti vien tik šitą trasų legalizavimo temą, tai, žinot, Lietuva neturėjo jokių sąlygų, bet turi daug žalumos, daug miškų ir kai kurie raideriai gyvena šalia jų ir tiesiog buvo tokios kaip bendruomenės iniciatyvos, tokias mažiau naudojamos vietas paversti į dviračių trasas. Ir per, nežinau, turbūt 20 metų, gal jau galima sakyti, susikūrė tam tikros trasos, kai kurios dar ir naujai yra pakurtos ir kai kurios iš jų tapo tikrai legendinėm, labai gerai padarytom, gražiai ir mūsų, kaip čia, bendruomenė net pasirūpino šiukšliadėžėm, praėjimais, kai kurie vietiniai net mato, kad kaip gražiai sutvarkė, čia buvo tokia krūmynai, viskas nepraeina, dabar ir takelis mums išvažinėtas, tų dviračių praeit saugiai, šalia trasa. Tai tai tiesiog iš trūkumo tų sąlygų atsirado tos trasos bendruomenės iniciatyvos, bet tada atsirado, be abejo, kai kažką darai, atsiranda žmonių, kuriems tai nepatinka. Ir žinot, kai esi ne kažkokia tai rangos įmonė, kuri imasi kastuvo,
miške, atsiranda vietinių, kurie sako, ką jūs čia darot, ateina ir miškininkas, tad kai kurie vietiniai skundžiasi, tada savivaldybės kreivai žiūri, tai jie mato, kad tai ir geras dalykas, bet to pačiu tam tikras savivaliavimas vis dėlto. Ir jo, mes jau kalbėjom keletą metų apie šitą temą, bet taip vis neprisėdom rimtai jo siekti. Ir praeitais metais ar užpraeitais, man atrodo, buvo priimtas kaip tik įstatymas, kuris leidžia įvairią rekreacinę veiklą ir tokias veiklas daryti miškuose, kurie nėra ypatingai ten saugomi. Taip. Ir mes naudodamis šitą galimybę, nuvykom į savivaldybę bendrauti su Active Vilnius, tuo pačiu Šimašiaus buvo projektas 100 km takas dviračių aplink Vilnių. Tai vat naudodamėsi šitais pavyzdžiais, šitų naujų įstatymų, mes, vat, kaip tik ir sakė asociacija, nauji tikslai, tai priėmėm nemažai naujų narių, kurie būtent ir motyvuoti šituo tikslu yra dalis jų, kadangi daug kas iš jų prisidėję ir prižiūri tas trasas. Tai situacija taip lengvai supažinau su tom trasom, tai tikslas yra jas kaip legalizuoti, paversti legaliom vietom ir tai mums leis paprasčiausiai jas prižiūrėti legaliai, ane? Tai vadinasi, tie, kas dės rankas po žiemos atnaujint trasas ar po sugadintas trasas, jie žinos, kad ta trasa ten bliks ir nebus kažkada nusprendus miškų urėdijos ar savivaldybės, kad ne, viską šitą naikinam ir sunaikins. Tai vadinasi, tas įdėtas darbas taps prasmingesnis ir ilgamžiškesnis. Noriau, tai aš tikiuosi, kad bendruomenė darys. Gal net atversim daugiau tų galimybių, kur tas trasas padaryti, nes vis mes, kai vaikštom po miškus, kalvotas vietas, galvom, kaip čia smagu būtų. Bet vat, kai jau norisi investuoti laiką, kuris net lyginamas yra, realiai daroma tik dėl bendruomenės ir savo paties malonumo, tai norisi daryti kažką, kas išliktų. Aš manau, kad tai net pakeltų trasų kokybę. Nes realiai dabar, kaip ir sakai, visi investuoja savo laiką ir investuoti savo laiką į tai, kas neaišku, ar mėnesį, savaitę ar 2 išbus. Tai aš manau, kad jo, legalizavus trasas ir kokybė pačių trasų tikrai pagerės. Ir man visada būdavo keista, nes aplink Vilnių mes turim tikrai nemažai kalniukų įvairių. Ir man būdavo visada labai keista, kad mes neturim trasos. Aš labai teigiamai priėmiau tą žinią, kada Molynė atsidarė, nes tai buvo kaip ir pirma vieta Vilniuje oficialiai, kur buvo galima oficialiai važinėti. Tada Jonava, dabar jau turim Jonavoje trasą. Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad pavyks ir Vilniui turėti trasas, nes sąlygas mes tam turim, bendruomenę turim, žmonių važinėjančių turim, tai tikrai labai tikiuosi, kad jau bus galima kokybiškas trasas turėti Vilniui. Taip. Sunku sakyti, kad jos ir dabar yra tam tikra kokybė, bet taip, kaip tu sakai, tikrai tai pakels, nes tai taps ilgaamžiškas projektas, nebe klaustukų, ar aš čia praleisiu mėnesį savo prakaitą liesiu ir tada po 2 savaičių jis uždarytas bus. Visai taip. Taip, tai aš tą ir turiu minį. O dar apie ekstremalus dviračių sporto asociaciją kalbant, kokie dviračiai realiai patenka, kokios disciplinos patenka po šio ekstremalaus dviračių sporto sąvoką? Tai visi dviračiai, kurie turbūt mėgsta pakilti į orą, tai paprastai sakant žmogiškai, tai BMX tie patys, freestylas, reiso mes neapimam, nes tai yra kita disciplina ir visai kitaip išsiplėtojus ir iš daug seniau yra, jie turi savo visą bendruomenę. Tai BMX freestylas, kalnų dviračiai, tai yra slopestylas, kurio pats užsiminėjau, downhillas, enduro, ir tada taip ne visai, bet sakyčiau pusiau gal XO, bet tai irgi XA jau ir cross country yra, nepatenka jau po mumis, bet taip, mes bendravom su visom dviračio disciplinom, į kurios ypač į mišką mėgsta išvažiuoti arba skateparke važinėja. Bet jo, tai turbūt sakyčiau taip, kalnų dviračiai, enduro, downhill,
slopestyle ir BMX freestyle. Man labai patiko pati pirma frazė, kad tie, kurie mėgsta pašokti jo. Taip. O, tai vėlgi, grįžtant prie to paties Instagramos posto, kuris įkvėpė visą šitą mūsų pokalbį, ten rašė, kad turit daug planų, daug ambicijų. Ar yra kažkas, kuo dar galėtum pasidalinti, ar viskas su laiku atsiras Instagrame, Facebook'e ir... Taip, norėtųsi pasidalinti, bet tuo pačiu nesinori prisižadėti dalykų, kur, žinot, asociacija yra nepilno siekianti, mes dirbam savo laisvų laikų po darbų, savaitgaliais, kai galim, kiek tos motyvacijos yra pas mūsų narius. Irgi tie tikslai pas mus yra dideli, bet to pačiu nežinom, ar visus pavyks įgyvendinti. Daug ko nemato socialinė medija, žmonės kiti, ką mes veikiam toj užsklandoj, kiek yra bendravimo su įvairiom institucijom, kiek viso to padaroma ir iš tiesų po to nueina iš šiukšliadėžės, tiesiog viską keliai buvo uždaryti tam. Tai vienas gal aš taip bendruomenė šiek tiek jau žino, tai pats minėjai Molynės parką. Dabar ta Molynė yra niekieno, jinai palikta kaip tiesiog dvarčionių parko vieta, bet mūsų irgi vienas iš tikslas atgaivinti tą Molynės parką, bendraujam labai palaikomus dvarčionių bendruomenė, savivaldybė mato, buvom susitikę praeitais metais netgi dėl šito, tai yra jau visi tikslai sudėlioti, kaip galima tai padaryti ir prižiūrėti tą parką ir gyvendinti tą patį pirminį planą, kuris iki galo taip ir nebuvo įgyvendintas. Taip, bendrai yra stengsimės vis labiau traukti bendruomenę, sukurti platformas patogias bendruomeniai ir tuo pačiu praeitais metais pradėjom ir šiemet esam kalendorių renginių, tiesiog visų ekstremalių dviračių sportų vieta pas mumi svetainėje edza.lt, kur galite sekti visus patvirtintus renginius, paminiu patvirtintus, nes jų dabar turim tik 3 kol kas šiais metais, bet bendravom su beveik visais organizatoriais renginių ir jie tik patvirtins datas, bus įkeltas į kalendorių, o su kuo nebendravom, tai kviečiu prisijungti. Tikrai labai patogu matyti viską ir tada ir patys organizatoriai nesidubliuoja tose datuose. Treniruotės irgi prasideda, šitą irgi norėtume turėti treniruočių kalendorių, aišku, su treniruotėm yra kiti niuansai. Toliau būsim BMX freestyle dalis, aš pats vesiu teisėjus, norėsiu apmokyti, buvau mokymuose praeitais metais UCI Cycling centre Šveicarijoje, tai norėsiu perduoti visas įgautas žinias. Tikiuosi, kad toliau pasitikės šitą bendruomenę manim, kad būsiu vedantysis teisėjas, organizuosim nacionalinį čempionatą BMX-ų ir kol kas, kaip suprantu, išlieku komandos dalim dar Lietuvos BMX-ų ir tas biudžetas yra sumažintas mums šiemet, bet gal pavyks irgi sudalyvauti kažkokiose varžybose ir padėti mūsų sportininkam tenai vietoj. Na ir dar prie visų šių planų dar yra tokie tavo asmeniniai, aš manyčiau, kad 2 projektai, vienas mažesnis, kitas didesnis. Tai yra, pirmiausia, tai yra tavo indoras, kurį tu planuoji atsidaryti ir tada jau yra tas didžiausias Šiaurės Europoje ekstremalų sporto centras. Kiek suprantu, tai tu esi prie jų abiejų prisidini, tai ar gali papasakoti apie juos, ką nori? Jo, galiu papasakot. Tai gal nuo mažesnio pradėsiu, nes jis yra visiškai realus. Atsidarimas rugpjūčio 1. Jau tikrai vyksta. Aišku, niekada negali žinot, kas atsitiks, nes rampos dar nepradėtos statyti, bet jisai bus atvers duris Ožeručių gatvėje 3, prie pat Vilniaus Avižienų rajone, Urban Vilnius Hub patalpose. Tai bus irgi park, labai panašus kaip mano Kauno buvo, bet
į parką orientuotas, flow parkas, turėsim ir pradinukam šiek tiek rampų, bet jis orientuotas jau labiau treniruotis į tom varžybom visokiam park disciplinoje, kadangi tiesiog nėra tokio parko Lietuvoje dar ir bus rezi minkštas nusileidimas. Tai galės tikrai ne tik dviračių bendruomenė juo džiaugtis, tai planas yra rugpjūtį atsidaryti, kol kas nematau priežasties, kodėl tai neįvyktų. Ir jis bus prieinamas visiems, kas tik norės. O tas, kaip sakai, didysis projektas, jisai jau vystomas apie 2 metus ir aš jį inicijavau ir aš jo kaip ir vadovas esu viso to projekto. Tai yra iš tiesų labai ilgas procesas, didžiulės investicijos, koncesijos sutartis su savivaldybė. Tai planas turėti tikrai, kiek stebėjau, aukščiausio lygio Šiaurės Europoje parką, grinai orientuota į ekstremalų sportą, tai ne kažkoks pramogų centras, kur mėgsta tie parkai miksuot, o grinai šitą visų lygių, visų amžių, visiems riedančiam sportam. Tai savivaldybė mums planuoja suteikti sklypą, o mes patys pastatyti ir indoor, ir outdoor vietą. Tai bus toksai, kaip daug kas mėgsta lyginti su Woodwardu. Tai bus didžiulės indoor patalpos ir didžiulis outdoor parkas, sakau, visiems riedantiem, ekstremaliem sportam. Tai kada jis bus įgyventas, negaliu pasakyti, tai yra daugybė niuansų projektas, jisai pats mane labai daug ko išmokė ir jis dar moko, bet mes judam į priekį. Dėl to ir kadangi pamačiau, kad tai projektas įgyvendęs bus daug vėliau nei aš norėčiau, dėl visų šitų niuansų, kuriuos kalbėjau, tai dėl to atsiranda šitas mažesnis parkas, kad užpildytų tą tarpą iki kol bus didysis. Tai aš labai tikiuosi, kad pavyks, nes aš kada mačiau patį projektą, kada buvo tik tai pristatoma pati idėja, mane jis tikrai sužavėjo, nes apie Woodwardą aš svajoju jau begalybę metų, nuo tada, kada pradėjau riedlinti, važinėti ir kada sužinojau, kas tai yra. Ir turėti kažką tokio dydžio, tokias sąlygas Lietuvoje, tai čia būtų tiesiog svajonės išsipildymas, ypač jaunai kartai, kurie dar tik tai pradeda visą tai. O kad jau prašnekam apie Woodwardą, apie visą tą pasaulį, tai mes šnekamės ketvirtadienį, savaitgalį, prieš savaitgalį, ir šį savaitgalį vyks didžiulis labai renginys kalnų dviračių, jau vyksta iš tiesų, nes tai yra festivalis kalnų dviračių pasaulyje, bet pašnekėjome apie patį slopestylą, tai bus Crankworx Rotorua Naujojoje Zelandijoje. Ar stebėsi šitas varžybas? Stengsiu stebėti. Tuo metu aš to pačiu esu kursuose trenerių dabar, tai dar tiksliai nepamačiau, kurią valandą, gal pats žinai. Žinok, ko gero bus naktį. Jeigu naktį, tai tada žiūrėsiu, bet jeigu dieną bijau, kad turėsiu prarasti ir kartojimą žiūrėti, bet visą laiką žiūriu ar naktį, ar 4 ar 3 ryto, gyvai žiūriu, man gyvai daug labiau patinka tai žiūrėti. Aš pats kokius, ko gero 8 metus stengiuosi nepraleisti nei vienu, tai porą esu praleidęs, porą esu užmygęs, nes išlaukiau, nes kuomet Australijoje arba Zelandijoje vykstant yra sudėtingiau, Kanadoje irgi. Bet jo, čia yra mano guilty pleasure, ko gero, ir aš jau kaip 8 metus stengiuosi nepraleisti, 17-18 metais turėjau galimybę joyride stebėti gyvai Kanadoje, bet 17 metais, jeigu aš tinkamai suskaičiavau, tu ir pats sutikai 2 legendas, dabar jau tikrai legendas, tai yra Brett Reederis, kanadietis slopestyler, ir Emily Johansson, kuris 12 kartų yra laimėjęs šias varžymas. Koks jausmas, nes tu juos žinojau iš seniau tikrai, koks jausmas buvo sutikti tokius pro-riderius, Johansson dar buvo tik tai augantis, pakeliui į visą šlovę, Reederis jau buvo kovojantis dėl prizų, ir tu turėjai galimybės jais treniruotis. Koks jausmas yra matyti tokius idols ir būti kartu?
Žinok, neslėpsiu, atsimenant tą progą jaučiuosi gana gėdingai, bet jaučiausi kaip labai mažas vaikas pamatęs Supermaną ar Spidermaną ar kas yra tavo tas superherojus. Tai tuo metu jie buvo mano superherojai. Aišku, gal trūko Nikolai Rogatkino, kurį aš irgi labai mėgstu. Bet tuo metu aš laikiau Ryderį geriausią pasaulyje važinėtoją. Semenukas kaip tik baigęs karjerą. Taip, tai Semenukas kaip jau mano galvoje buvo geriausias, bet jau jis nebedalyvavo varžybose. Tai Ryderis užėmė tą vietą. O Johansenas, jo stilius važiavimas ir gyvai matant, aš iškart žinau, kad tai yra visai kito lygio Ryderis. Tai taip, iš pradžių man buvo, aš amą praradęs buvau šoke, nes tik tos du mačiau, bet ir Max Fredriksons tuo metu savo YouTube filmuką filmavo su savo komanda atvažiavęs ir Alex Alenko buvo. Tai buvo, ir abu Ryderiai, tie du Johansenas ir Ryderis, pabendravom, buvo labai malonu. Gal Ryderis buvo kažkiek tiek uždaresnis, bet tiek Ryderis mane išmokė flip dropo nuo plokštumos, padėjo man. Iš tiesų jisai mokės tuo metu jis jau mokėjo flip whip dropą, bet kartojosi, nes mes Švedijai Daume buvom, kartojosi tai ir aš tuo pat metu mokiaus tiesiog paprastą flip dropą. Ir va taip išėjo, kad mes bendrai tą labai panašų triuką mokėmės, tai jis mane tą išmokė, o Johansenas pasirodė labai atviras, draugiškas, mes su juo nemažai bendravom, jis kaip tik buvo atsigavęs po savo to imuniteto deficitą. Jis virusą turėjo, imuninį, nuo kurio jisai 17 metais, man atrodo, jis dar kaip ir atsigavinėjo, Gal dar... Nesu tikras, kuriais metais jis jau grįžo į tą sceną, nes vėlgi jo grįžimas buvo sudėtingas, nes jis turėjo startuoti Rotorų, tenais nestartavo, dėl blogos savijautos, po to Austrijoje irgi ten buvo toks pusiau dalyvavimas. Bet jis jau buvo pasaulio čempionas tapęs. Taip, jis tapo metai, realiai savo pasaulio čempionu, tuomet ta liga jo atsirado po mėnesį, net nesu tikras, kaip įvardinti. Jinai lyg visada buvo, bet taip nepastebėta stipriai jo. Tai man labai patiko su juo bendraut. Man užteko pažiūrėti, kaip aš nemačiau nei vieno savo akimis, net būdamas BMX freestyle Europos čiame, kuris taip kontroliuoja dviratį ore, kur taip aukštai pagauna visus tail whipus ir su kantrus triukus, su tokiu confidence ir, tiesiog absoliuti oro awareness kontrolė. Man šiurpai ėjo, kaip aš mačiau, kaip Straino vien paprasčiausiai per paprastą pamtreką, kaip jis pravažiuoja. Tai matęs, kad absoliučiai kito lygio. Ir tuo metu aš mačiau ir Ryderį važinėjant tom pačiom rampom ir Johansenas. Ir Johansenas buvo, bent 2 lygiais aukštesnis tuo metu, kai jis dar tik atsigaudinėjo po ligos. Bet atsigaudžiam pavyko puikiai ir tą rodo rezultatai, nes po ligos 12 kartų Crankworth'o pirmą vietą podiumą užėmė, kas iš viso, man atrodo, nesuvokiamas dalykas. Man pernai metais jisai aplenkė pagal pergalės tą patį Brandoną Semenuką, kuris, mano manymu, Semenukas, jisai visada buvo mano favoritas. Visus metus aš iki šiol seku, net dabar, kai magistralį važinėjom už Subaru, aš dabar vis dar seku ir kiekvieną video, kuris išeina, žiūriu. Ir Johansono stilius važinėjimo man labai primena iš tiesų Semenuko. Jie abu tokie lengvai fluid atrodantis triukai. Priešingai negu Nikolajus Rogatkino, kuris iš esmės yra mašina, kuomet jis atėjo į sceną su savo twisteriu ir 1440, jisai smarkiai papušino labai tą visą sceną slopstylo. Bet šnekant apie šitas varžybas, kurios vyks šį savaitgalį, tai aš tikiuosi, kad podcastas išeis jau rytoj ir dar prieš. Jeigu ne, tai tuomet galim daryti spėjimus. Kaip manai, ar vėlgi
ant podiumo pirmoje vietoje stosis Johanssonas, ar išvysim naują veidą, ar turi savo kažkokį favoritą? Iš tiesų, man labai asmeniškai prastai atsimint vardus. Ir ypač tų, kurių nesikartoja dažnai. Johanssoną lengva, nes jis visur. Ir aš dar jį asmeniškai sutikęs esu. Tai iš tiesų labai didelį potencialą rodo nauji atvykę raideriai. Ir netgi stebint Gold eventus, Crankworkso talentai yra nežmoniški. Ir aš nežinau, kas gali. Man visą laiką exciting yra pažiūrėti, ką tie nauji padarys ir jie exceedina mano visus expectationus varžybose. Be to consistency Johanssono ir triukų ir aš tikiu, kad jisai čia per žiemą atneš tikrai naujo, nes jis atneša kažką naujo po žiemos sezono. Tai sunku patikėti, kad kažkas aplenks jo lygį, ypač kai jis dar progresuoja ir auga. Nebent, visą laiką gali būti vėjas, dar kažkas. Sportas yra labai rizikingas, rampos, kurių šuknėje aš esu stovėjęs šalia tų rampų, tai drįsčiau gal tik vieną figūrą išmėginti iš to 14 ar kiek jie ten turi tų, nuo vietos, kur dar vyksta varžybos priklauso. Bet jo, sunku patikėti, kad Johanssoną gali aplenkti, jeigu jo švarus visas važiavimas. Ir dar Crankworksas šiemet yra ypatingas tuo, nes slopestyle disciplinai startuoja merginos šiais metais. Taip. Prasideda merginų slopestyle čempionatas, ko iki šiol niekada nebuvo Crankworkso istorijai. Kaip yra su merginom ekstremaliam dviračių sportui Lietuvoje? Ar daug mes turim? Ar turim merginų, kurios užsiema? Taip, čia iš tiesų mūsų opi tema gana. Mes stengiamės ir su BMX asociacija ir patys motyvuoti merginas, įtraukti. Dažniausiai tos merginos būna įtraukiamos, jeigu jų vaikinas ar vyras važinėja dviračių, tai prisijungia pamėginti. Bet turim didelį trūkumą, mes labai norėtume ir BMX nacionaliniam čempionate turėti merginų grupę. Yra minimalius reikalavimas 4, kad dalyvautų. Ir nesusirenka. Nesusirenka, turėjom, kiek žinau, yra 2 šiuo metu Lietuvoje, bent jau, jeigu atsukus pusę metų atgal, mano žinioje, tai buvo 2 BMX-erės, kurios užsiminėjo tuo. Kalnų dviračiais gal yra daugiau užsiemančių, bet nemanau, kad jos gal dalyvautų kokioje, kur nereiktų šuolių daryti. Downhill'e aš gal mažiau susipažinęs, kaip yra su merginom, kadangi pats neprisidedu prie organizavimo tų varžybų. Tai labai norėtųsi, kad merginos iš tiesų prisijungtų. Tas sportas irgi dabar sąlygom gerėjant, trenerių, pamokėlių daugėjant, yra tikrai ta progresija mūsų ekstremalaus sporto ne tokia ekstremali, kaip gali atrodyti, kaip seniau aš pats irgi, visus mano triukai tai buvo ant betono, ant asfalto, kieto medžio, be jokių minkštų paminkštinimų, taip, kiekvieną dieną kruvinas, bet laimingas buvau, o dabar yra tiesiog tų sąlygų labai daug, gal šalia Lietuvos ir Lietuvoje daugie, kur galima paprastais laiptukais, nerizikuojant, išsisukinėti savo sąnarių, kaulų laužytis ar brozdintis ir gražiai progresuoti. Tai tikrai, jeigu kokia mergina, kuris norėjo pamėginti mūsų ekstremalų sportą, kviečiu prisijungti. Aš manau, kad nuo rugpjūčio 1 dienos tikrai jų padaugės, nes atsiras papildomai daugiau vietų, kur galima saugiai tai praktikuoti. Tai aš tikrai linkiu tau, kad viskas eitų pagal planą, tiek ir mažesni projektai, tiek didesni. Lauksiu visų įmanomų update'ų, kaip sekasi su trasom ir situacija Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Na, o dar dalykas, visi, kas žiūrėjot, kviečiu šį savaitgalį pažiūrėti Crankworkso slopestyle varžybas, o balandžio 27 atvykti Jonavą, nes tenais vyks Downhillo Lietuvos, Jonavos Downhillo taurė. Didelis toks yra pilnas pavadinimas. Tai atvažiuokit, pasižiūrėkit ir
tikrai kviečiu išmėginti sportą, aš pats esu važinėjęs, traumų nepatyriau per daugiausiai, tas, kurias patirdavau, buvo mano paties kaltė, tai tikrai rekomenduoju, nes dviračiai tikrai išlaisvina ir suteikia naujų galimybių. Tai ačiū tau, kad užsukai, o visi, kurie žiūrėjo, ačiū, kad žiūrėjot ir mėgaukite sportą. Iki. Ačiū, viso.